visur yra toksai didelis klausimas ir jeigu ten sportininko komandai reikia rinktis tarp kineziterapeuto ar psichologo, nu tai kineziterapeutas ten, žinai, svarbesnis yra suteipuot kokią čiurną arba raumenis tvarkyti, negu kad psichologas. Nu, tokie prioritetai Nebent turbūt, jeigu sudėlioti. komandai jau koks ten, nu nežinau, kaip darbe, žinai, kyla kažkoks konfliktas ir tada jau ten Jo. pakviečia, žinai, tai Jo, turbūt ir jo. čia. Šiandien su jumis sveikinasi Jonė ir mūsų Wild Souls podcastas On Trail. Ir šiandien mes šnekėsim su sporto psichologė Saulė Liesytė. Viskas gerai, sveiki. Mes, Labai mes malonu. irgi šiandien susipažinom, todėl gali būti kiek problemų su kreipiniais. Tai norėčiau pašnekėti apskritai apie tą sporto psichologiją, kas tai yra, ar tai yra populiaru šiuo metu Lietuvoje, užsienį, ar tai aktualu tik profesionalam, ar yra aktualu ir mėgėjam. Ir galbūt net norėčiau ir galbūt pavyks iš tavęs sužinoti kažkokių praktinių patarimų, kaip man, pavyzdžiui, pačiai savo padėti ir kaip kitiems savo padėti, būtent prieš startą, ar kai yra kažkokios pikinės savaitės, kai yra keliami krūviai ir tiesiog jau su motyvacija nesusitvarkom. Tai labas, Saulė. Sveiki. Tai. Tai norėčiau pirmiausia, kad papasakotum iš viso šiek tiek apie savo profesiją, nes turbūt nedaug kas yra susidūrę su šia profesija ir kaip jinai atsirado tavo gyvenime. Tai sporto psichologija yra tiesiog psichologijos atšaka, kuri rūpinasi sportininkų psichologinė sveikata. Tai kas į tai įeina, tai kad padeda sportininkam ugdyti psichologinius įgūdžius, kurie yra svarbus pasirodyme. Pavyzdžiui, kaip emocijų valdymas, koncentracija, disciplinos ugdymas, tikslų išsikėlimas ir panašiai, pasitikėjimas savimi. Tai šitas dalykas, nes tai stipriai prisideda prie pasirodymo rezultato, prie apskritai optimalaus gal pasirodymo. Ir kitas dalykas yra, kad padeda sportininkam per tą procesą praeiti kuo stabiliau ir turėti kuo tokį geresnį balansą ir pasimėgavimą tuo sportu, nes sportas apskritai yra tokia sritis, kur tu esi įdedamas į rezultatų kontekstą visą laiką toks vertinamas. Gal priklauso nuo to, ar tu profesionalas, ar tu esi jau... Jo, tiesa. Ir Mėgėjas. apskritai nuo pačio sportininko požiūrio. Tai va, tai sporto psichologai padeda dirbti ties to požiūriu ir mėgautis visų procesų, ne tik stovėjimo ant podiumo kažkur arba užbaigus kažkokias varžybas, bet ir treniravimuose ir viskas, kas įeina į tai, nes ten daug bangų būna. O pati ar esi susijus kažkiek su sportu, ar sportavai? Taip, aš iš tikrųjų sportuoju krepšinį visą gyvenimą ir tas sportas labai artimas yra. Man, aš užaugau sportininkų šeimoje, tai iš arti galėjau liudyti visus tos iššūkius, per kuriuos eina sportininkai. Ir atsigavimas po traumų, ir spaudimas, ir visokios nesėkmės, ir motyvacijos trūkumas. Tik dar tuo metu, kai aš pati sportavau, kai pradėjau šitą kelią, nebūtinai kažkas kreipė dėmesį į tą psichologinę būseną sportininko ir nebūtinai žinojo, kaip padėti pereiti per visus šitus iššūkius. Ir dažnas nusistatymas toks ir būdavo, kad, jeigu negalėt laikyti, tai vadinasi, tu nebūsi profesionalas, nebūsi čempionas. Tai ką sporto psichologija, man atrodo, labai stiprią žinutę siunčia, kad tu negimsti čempionu, tu negimsti psichologiškai atspariu. Arba jeigu ir gimsta, tai vienetai, kad gali išsiugdyti tai. O ar pastebi tokių, kad čempionais tampa tik tai tie, kurie turi tą aštrų charakterį, ar, pavyzdžiui, jautresnio tipažo žmogus, jis gali irgi susitvarkyti ir, žinai, kaip būna, kad jeigu tu ten esi aštresnis, tai tu ten ir turėsi ir jėgų patempti tą krūvį ir ten nepasiduosi, o jeigu tu esi jautresnis, tai tu jau ir čia nesitikė gero rezultato. Jo, tai ir visokiems žmonėms yra įmanoma laimėti tuos medalius, gal tokiam su didesnė agresija, su didesniu užtikrintumu, tai gaunasi šiek tiek lengviau, jautresniems žmonėms reikia daugiau paramos socialinės, tai vat ar iš psichologo, ar iš trenerio, ar iš šeimos, ar iš komandos, bet abiejais atvejais čia tikrai yra įmanoma visiems tai pasiekti. O anksčiau turbūt treneriai daugiausiai to sporto kaip psichologo vaidmenį prisiimdavo.
Taip, ar natūraliai, arba patys sąmoningai, nu tai turiu menį, arba sąmoningai, arba nesąmoningai, tikrai labai labai didelį įtaką daro treneriai. Ir apskritai treneris yra labai labai svarbus žmogus sportininko pasaulyje ir ant jo stovi ir techninis pasiruošimas, ir fizinis pasiruošimas, ir taktika, ir tada dar ta psichologinė pusė ir iš tikrųjų trenerio vaidmuo yra milžiniškas. Ir gal, ir net negal, ir tikrai labai sunkus pačiam treneriui panešti. Tai va dažnai gal ta psichologinė pusė turi treneris duoti, bet dažnai jinai būna palikta ir pačiam sportininkui spręsti, nes, nu, kiek treneris gali, kiek, nu, nėra tiek, nu, neturim tiek daug energijos ir tiek daug laiko, kad, nu, visą laiką rūpintis kiekvienu aspektu sportininko. Tai va, tai dažnai būna palikta ir pačiam sportininkui su tuo dylinti. Ir čia irgi dar kitas gal dalykas, kad kai trenerius ruošia, nu, psichologai neskiria labai daug laiko beruošiant. Ir tada jau, kai viskas išeina į praktiką, tu baigi mokslus, kaip treneris irgi nebūtinai yra daug erdvės ieškoti visos tos informacijos, kaip padėti tam sportininkui. Kai kurie turi treneriai intuityviai visą tai, kai kurie neturi. Ir gal turbūt skirtingai prieiti prie tų sportininkų reikia, vis tiek treneriui ne visada yra lengva, nu, jis nėra psichologas. Taip. Kažkokių technikų žinoti, kad ten su šitu kalbėti vienaip, su kitu kitaip. Tai va, aš dabar, kur dėstau sporto psichologiją, kaip pasirinkamą į dalyką universitete, ir tai yra pirmų metų modulis, kur trenerius bakalaurą ruošia 4 metus, tai čia pirmų metų modulis, kur vat, mes aiškinamės apie skirtingus žmonių tipus, kaip tenais padėti ir kaip prieiti prie vieno, kaip prieiti prie kito, bet tai yra, nu, pirmų metų modulis, kur tu jau išeini po bakalauro, tu labai mažai atsimeni turbūt. Tai visa šita informacija labai svarbu, kad pats treneris, nu, domėtųsi ir jam būtų. Ir dažniausiai treneriai, ar ne, eina į tą pasirenkamą į dalyką, ar čia treneriam ir skirtas? Čia treneriam, trenerių programai. Ir kalbant nuo pačių pradžių, kaip, pavyzdžiui, suprasti, kad tau reikia psichologo? Ar to psichologo reikia tik profesionalam ar mėgėjam? Ar... Nu kaip? Kada žinoti, kad galbūt man čia reikia pagalbos papildomas, gal aš jau nebesusitvarkau su savo gal emocijom, su savo kažkokiais mintim, kurios, nu... Aš manau, profilaktiškai, jeigu sportuoji intensyviai, dalyvauji varžybose, ar mėgėjas, ar profesionalas esi, tai yra labai naudinga nueiti pas sporto psichologą vien tam, kad susidėtum taškus ten apie tikslų išsikelimą, apie koncentravimas į procesą, apie savo emocijų valdymą, apie savęs pažinimą galiausiai, nes viskas iš esmės, nu, psichologai atsiremia į savęs pažinimą, kaip aš veikiu tam tikrose situacijose ir koks mano veikimas man padeda, koks mano veikimas man kiša koją. Tai vien tam susidėlioti tokius taškus, kad, nu, aš geriau save pažinodamas, žinosiu, kaip pat elgtis to ir toj situacijai. Ir nesvarbu, ar čia mėgėjas, ar profesionalas, ar sportininkas, ar verslininkas, ar koks nors mokytojas. Tai šitie, apskritai, sporto psichologija, tai yra, nu, performance psychology, aš kur mokinausi, tai performance psychology vadinasi, pasirodymo psichologija. Tai tie patys procesai veikia ne tik sporte, bet visur, kur tu turi rodyti rezultatą. Tai kurdamas savo verslą, būdamas ten koks nors menininkas, aktorius, būdamas mokslininkas, visur, nu, tu turi rodyti rezultatą. Iš esmės visur mes dabar taip gyvenam, kad turim rodyti rezultatą ir, nu, kaip išlikti motyvuotam, kaip nepalūžti po klaidos. Išlaiko tą tokį koncentruotumą, ar ne, o kitiem yra sudėtinga. Taip. O kokias pastebi pagrindinės priežastis, vis tiek aš ir pati pastebiu, galbūt draugų tarpe, kas sportuojam, kad atrodo treniruotėse, nu, tu labai stiprus esi, nu, viskas labai puikiai sekasi, ten lenki daug ką, skrieji ir ateina varžybos ir atrodo, nu, pasižiūrėsiu, kaip ten tas ir tas nubėgo ir matai, nu, prastai. Ir antros varžybos vėl prastai. Ir kažkaip gal galėtum paaiškinti, kokios dažniausiai yra priežastis, kodėl žmonės būtent tada, kada reikia rodyti rezultatą, nesugeba to padaryti. Tai pagrindinis dalykas yra tai, kad keičiasi kontekstas, kur, nu, treniruotėse tu eini be jokio
galbūt spaudimo iš išorės, neturi spaudimo iš savo vidaus, nėra aplinkinių kažkokių dirgiklių ir tu, kai eini į varžybas, jau visą tai atsiranda. Ir tada yra keli aspektai labai svarbus. Nu, vat kodėl nepereina iš treniruočių, nes čia labai šiaip labai Plati tema. dažna problema, Ai. va šitai, va jo, kas dažnai ateina sportininkai, kurie, nu, va taip ir sako, kad nu, aš viską puikiai darau treniruotėse, o varžybose, nu, nieko, atrodo, užmirštu, nieko nesuprantu, nevaldau savo kūno, jis manęs neklauso, nebežinau, ką daryti, negirdžiu net trenerio. Tai čia turbūt tokie pagrindiniai dalykai, kad apskritai nuo stresiniai situacijai labai svarbu, kaip mes veikiam. Tai va čia vėlgi tas savęs pažinimas. Kas man nutinka, kai aš jaučiu spaudimą, kai aplinkui daug žmonių, kai yra daug visokios stimulacijos ir kai aš noriu gerai pasirodyti. Tai žinoti, kaip tu veiki tenais ir tada toj vietoj įsiaiškinus taikyti kažkokį metodą. Arba nusiraminti, jeigu tu jauti, kad yra didelė labai stimulacija ir labai sukyla baimė, nerimas, kaip save nuraminti ten, ar kvėpuoti, ar pozityvų kalbėjimą su savim naudoti, ar sąmoningą dėmesingumą ten darant apšilimą, kad tu sugrįžtum į čia ir dabar, nes iš ko kyla tas nerimas ir baimė, kai mes įsisukam į, nu ne tai kad planų, bet visokių vizijų, vaizdinių kūrimą apie ateitį. Ir labai dažnai tas vaizdinių kūrimas būna neigiamas, kaip ten nepasiseks, kaip kažkas pamatys, kaip kažkas įvertins arba nuvertins. Tai va, tai vienas dalykas, ką daryti, kai man kyla visos tos emocijos prieš startą. Ir jeigu nežinai, ką daryti, iš viso nelabai kreipai niekada į tai dėmesį, tai galimai, nu va, tos emocijos ir ims viršų ir kūnas stresiniai situacijai reaguoja, va, taip stresiškai. Ir išeini ir jau tada sunku valdyti, nes veikia kita smegenų dalis, kuri už emocijas atsakinga, o ne ta, kur sprendimų priėmimą ir logiką. Ir kitas dalykas yra apskritai va, tas savo rutinos susidėliojimas prieš pasirodymą. Čia kaip kažkokie, nežinau, kad ten išgersiu tą ir tą valandą kavos, ritualai kažkokie, ar tai... Jo, bet vat, gal ne tokie, kur daug sportininkų iš tikrųjų turi tokius, kur va čia mano laimingos kojinės yra, arba turi būtinai apeiti 3 ratus ten aplink namą, sakykime. Nu, vat kažkokie tokie. Šilimai nubėgti 2 kilometrus, ten 30 metrų. Jo. Tai nebūtinai apie tokius, kurie, nu, taip kažkaip užfiksuoja, bet būtent apie tokius pratimus, pratimų seką, kuri veikia kaip mygtukas, kad vat paspaudžiu mygtuką ir įsijungia šviesa. Tai aš padarau kvėpavimą, man įsijungia ramybę. Arba aš padarau kvėpavimą, aš kaip tik save užhypinu. Tai va. Ir tai visai rutinai, kas yra labai svarbu, tai tas požiūris, su kuriuo tu ateini į varžybas, į pasirodymą. Ir labai dažnai sportininkai jau perdega pačiose varžybose ir čiaukina. Tai vadinasi, kad spaudimui esant jų pasirodymas yra prastesnis, negu jie tikrai galėtų. Tai labai priklauso nuo požiūrio. Ar jie į varžybas ateina dėl aiškaus kažkokio rezultato, dėl to, kad kažkas iš jų tikisi to rezultato, kad jie patys tikisi, ne savo vertę ant to rezultato stato, ar jie ateina dėl to, kad aš ateinu išbandyti save, pasižiūrėti, kaip man sekasi kitoje aplinkoje, prieš kitus žmonės veikti. Tai toksai į ką orientuotas yra tavo varžymasis. Ar į tai, kad tu turi visą laiką būti geriausias arba visą laiką geresnis už kažką, tai tokį kaip ir lyginimąsi, ar tu koncentruoji save į tai, kad tai yra mano augimo kažkoks patikrinimas, pasižiūrėjimas. Tai tavo manimu toksai turėtum visgi ne dėl vietos eiti į varžybos, o visgi dėl kažkokios, nežinau, emocijos, ar tam pasižiūrėti tiesiog dirbai ir dabar pasižiūrėti, koks yra rezultatas. Na, ta prasme. Iš esmės, jo, kad tas tavo vidinis orientyras būtų į save. Dėl to, kad sportas jau automatiškai mus padeda į tokį kontekstą, kad mes esam vertinami ir lyginami su kitais. Nes, kad tu būtum pirmas, turi būti antras ir trečias žmogus. Kad tu būtum trečias, turi būti antras ir pirmas. Ir kai mes esam automatiškai šitam kontekste, labai svarbu, kad pats sportininkas, jisai suprastų, kad jo vertė ir jo gabumai nepriklauso būtinai nuo to reitingo, nuo to rezultato, kurį jisai parodo, ir tai nėra pats svarbiausias dalykas sporte. Nors taip gali atrodyti, nes visa tokia sporto kultūra yra natūralu. Tai labai svarbu savyje turėti tokį kaip ir inkarą, kuris
įžemina, kad, nu, net jeigu ir pasirodysiu prastai, tai, nu, aš vis tiek dar vis esu sportininkas, man vis tiek dar vis rūpi šitas sportas ir aš vis tiek kažką sugebu, nors ir nepasiėmiau kažkokio medalio. Tai, kad tos varžybos, jos, tas sėkmingas, nesėkmingas, nu, neegzistuoja, yra patirtis kažkokia, kuri nutinka. Taip, kad tu kažką gali išsinešti turbūt iš tų varžybų ir tai ne vien yra susijusios su vieta. Taip. Nes irgi su kažkuo aš nekėjau ir sakom, bet jeigu tu jau buvai pirmas, tai kitose varžybose, nu, kaip ir nėra tų kito varianto. Tu turi būti arba pirmas, arba tau bus prastai, nesvarbu, kad gal ten dalyvauja tose varžybose kažkas ten iš elitinių sportininkų, kur ten, nu, be šansų tau, kad nors, nu, šiuo metu jį aplenkti. Taip. Bet jau tu užsigalvoji apie tą vietą, kad tu jau kitaip, nu, negali kitos vietos užimti. Taip. Ir čia dar, neseniai, gal vakar ar užvakar klausiau interviu vienos, dabar iš žiemos olimpiados, vienos iš sportininkių. Ir jos paklausė tenais tokio klausimo, kur jinai, kaip supratau, laimėjo sidabrą, o prieš tai buvo auksą gal laimėjus praeitose olimpinėse. Ir sako, kaip tu matai šitą sidabrą, ar kaip 2 pralaimėtus auksus, ar kaip 2 laimėtus sidabrus. Ir jinai taip atsilošė ir galvoja, ką? Bet čia turbūt ir visuomenės kažkoks spaudimas yra. Taip, kažkoks įsitikinimas ir, nu, tas lūkestis nerealus, kad, nu, tu pasiemi auksus, dabar visą laiką auksus turi rimti, nors kiekvienos, nu, tai sportininkai, kuri pasiėmė auksą, kiekvienos varžybos yra tokios pačios sunkios. Tai tas auksas iš praeitų metų neduoda į kažkokių ekstra 3 sekundžių. Taip. Arba minus ten 3 sekundžių. Nebent gal kažkoks pasitikėjimas savim, bet arba kaip tik spaudimas dar didesnis. Kad tu kaip tik streso patiri daugiau. Tai labai labai svarbu, kad pats nu, kai ta išorė tau aiškina, kad, nu, kadangi sportas, sakau, tiesiog natūraliai taip yra, tai išorė tave spaudžia kažkaip taip, tai labai svarbu, kad tu pats iš vidaus suprastum, kad kiekvienas startas tai yra nulis. Nu, tai startas yra startas, pradžia. Tai neegzistuoja nieko, kas jau įvyko. Ten tie visi medaliai, kurie buvo arba kurių nebuvo, va dabar tau nieko neduoda ir nieko apie tave nepasako, jūs visi čia esat lygus. Ir mano reikalas kaip sportininko prie starto linijos yra atiduoti visą save. Tai vat, mano tikslas varžybose yra ne auksas, ne sidabras, ne ten top 10, o atiduoti visą save. Ir vat, kai ta tokia orientacija yra iš vidaus, nors sunku ignoruoti tai, kad, nu, aš vis tiek visi nori būti pirmi, bet viduje aš orientuojuosi, kad mano užduotis yra daryti geriausiai, kaip aš galiu. O ir yra kažkokiu vis tiek, šiek tiek užsiminė apie kvėpavimą, apie kažkokias dar kaip ir technikas. Gali gal plačiau papasakot, nes tas kvėpavimas, nežinau, ramiai pakvėpuot man ir kai nesigauna, širdis 180. Taip, tai technikos irgi yra labai individualus dalykas. Yra ten tokios bendrinės, kur dauguma sportininkų naudoja, bet kaip būtent jas naudoti ir į kurią pusę pasukti priklauso nuo pačio sportininko. Nes kai kurie sportininkai prieš startą, nu, dauguma turbūt labai jaudinasi. Ir jiems reikia visą tą savo jaudulį, nu, biški va taip sudėti į vidurį. Nes šiaip tas jaudulys, jis yra geras dalykas, nes mes gaunam daugiau adrenalino, tada turim daugiau energijos daryti kažkokius dalykus pačiam pasirodymą. Tai, o kitiems sportininkam, va, tokia reakcija būna, kad lyg trūksta energijos, lyg visiškai traukia prie žemės, nu, jiems reikia užsihypinti. Tas vadinamas prieš startinis drugys ir ten kažkokia apatija yra. Aš čia mokiausi irgi šitą. Tai va. Drugys, kai ta širdis, taip sakant, kalatojasi, o apatija, kai ten visas išbalęs ir toks... Taip. Nu, nebereaguoju, tai jau taip kažkaip tau reikia vėl abiejais atvejais, bet abiejais atvejais reikia, nu, sugrįžti čia ir dabar. Nes tą patį irgi tu išsizaunini kažkur, gal, nu, toks gynybinis mechanizmas ateina, kad ai, čia nesvarbu, kas čia bus, bet iš tokio, kad bloko, nes jeigu man būtų svarbu, tai, nu, tada, jeigu nepavyktų, man tada labai prastai jausčiausi. Emociškai ten skaudėtų. Tai jau geriau nuspręs, kad man čia nesvarbu. Kad nerūpi, vis tiek nepasiseks. Taip. Tai tokia savisauga. Tai vienais ar kitais, nu, vienu ar kitu atveju yra labai svarbu tiesiog sugrąžinti save į čia ir dabar. Nes problema yra tada, kai mes jau nusprendėm, kas nutinka, kai laimim
pirmą vietą, arba trečią vietą, arba net nepatenkam ten į top 10 kažkokius. Tada atsiranda pergalvojimas. Ir tai va, kokios technikos yra tai daryti. Tai viena ir pagrindinė turbūt, kodėl sakau aš pagrindinę, nes ją labai lengva naudoti, tai yra kvėpavimas. Ir labai dažnai žmonės nurašo tą kvėpavimą tiesiog, nes pirmas dalykas arba daro jį neteisingai, arba padaro 3 įkvėpimus, 3 iškvėpimus ir nusprendžia, kad nieko čia nepadeda. Nepadėjo. Ką čia svaigsta visi, nepadeda tas kvėpavimas. Tai kvėpavimas yra artimiausias, lengviausiai panaudojamas dalykas, nes viskas, ką tu reikia padaryti, tai yra pastebėti, kaip kvėpuoji ir su savo dėmesiu būti kūne. Tai vadinasi, užimti smegenis, buvimu kūne ir, pavyzdžiui, skaičiavimu įkvėpimu. Tai yra skirtingų tų kvėpavimų, yra toksai, kur nusiraminti, kur iškvėpimas yra 2 ilgesnis negu įkvėpimas. Tai per 4 įkvėpi, 4 sulaikai, 8 iškvėpi, 4 sulaikai. Ir tavo mintis, ką tuo metu veikia vietoj to, kad kurtų scenarijus, jos skaičiuoja vienas dalykas, kitas dalykas seka deguonės ėjimą per kūną. Ir kas tada nutinka, jos aišku kažkurio metu joms labai nusibosta, nes apskritai yra ganėtinai sunku išlaikyti dėmesį dabartiniams smegenim, nes mes esam pripratę prie dopamino kas 10 sekundžių. Net ne 10, iš tikrųjų, kas 5, praskrolinam mes iš karto kažką kas 5 sekundės, jeigu neužkabina. Tai lygiai taip pat ir su tuo kvėpavimu jos kažkur dingsta ir ką reikia padaryti, tiesiog sugrąžinti dėmesį į save. Ir kad tai iš tikrųjų veiktų, labai svarbu praktikuoti tai. Ne tik prieš startą, prieš kažkokį jaudinantį nutikimą, prieš kažkokį eventą, bet ir treniruočių metu, ir darbo metu, ir šiaip kasdienoje mokinti save, kaip nurimti. Nes lygiai taip pat, kaip mes norim greitai bėgti, tai reikia treniruoti savo raumenis, kad turėtume sprogstamosios jėgos, kad turėtume ištvermės. Ir tai nenutinka ten padarius 3 sprintus, tu netampi greitų bėgikų, tai lygiai taip pat ir suprasti, kad save nuraminti, savo kūną nuraminti irgi reikia mokinti, tai tai praktikuoti. Tai nusiraminimo pratimas būtų 4-4-8-4, tada jeigu susifokusavimo, jeigu, pavyzdžiui, aplinkui daug stimulacijos, tu kaip ir būtum ramus, bet tiesiog aplinkui visi laksto, ten daug šviesų, daug garsų. Kalbina. Ten... Jo, ir tu jauti, kad jau tuoj linksti prie tokio nerimo, nesusikaupimo, tai susikaupimo įkvėpavimas būtų kvadratinis, tai kur įkvėpi per 4, sulaikai 4, iškvėpi per 4 ir sulaikai dar per 4. Ir suaktyvinimai būtų toksai, kur koncentracija ir energija yra su iškvėpimu, tai būna toks ugninis kvėpavimas. Irgi galima pasimokinti ir vėlgi tai treniruoti. Kad kažkaip stipriau iškvėpi? Jo, stipriai iškvėpi per nosį ir įkvėpimas gaunasi toks automatinis ir tu visą kūną taip užkaitini ir ten darai kelias sesijas. Ir tai kas nutinka, kad tu tiesiog sugrąžini dėmesį į save ir užimi savo smegenis visaip kaip, kad jos nelakstytų ir nedarytų tau čia bėdų, nes visai tau nereikia jau būti finišavus arba tau dar nereikia būti vidury trasos. Tu dabar esi dar tik ruošiesi į startą. Tai tai čia, vienas, sakykime, iš pratimų. Tai čia apie kvėpavimą, o tada, pavyzdžiui, žinau, kad kažkokios yra pozityvios mintis. Taip, tai pozityvus kalbėjimas su savimi irgi yra labai efektyvu, tik vėlgi, čia ne kažkokie plakatai, kur klijuoji ten visose kavinėse ar ant namų sienų live, laugh, love, žinai, kad viskas yra okei. Labai svarbu sakyti savo dalykus tuos, kuriais tu iš tikrųjų tiki. Ir sakyti taip, su tokia emocija ir su tokiu užtikrintumu, kad tai iš tikrųjų paveiktų. Nes kai kalbam su kitu žmogumi, mes norim jį nuraminti, tai ar aš sakau, kad viskas bus gerai. Ar sakau, viskas bus gerai. Skiriasi. Tai lygiai taip pat, kai su savim šneku, tai svarbu, kad aš tikėčiau tai, kuo aš sakau, nes jeigu tiesiog sakysiu, kad viskas bus gerai, jeigu man ten, nežinau, čiurną skauda prieš startą, tai nežinia, ar viskas bus gerai. Aš nebūtinai tuo tikiu, nes man skauda dabar čiurną ir man tokį signalą gaunu, kad... Arba skaudės daugiau, arba... Jo, kad visko gali nutikti. Tai ką aš galiu tada savo sakyti, kad okei, visko gali nutikti, bet aš vis tiek stengsiuosi geriausiai kaip galiu. Mano tikslas ten tose varžybose yra bėgti iki tol, kol jau tikrai nebegalėsiu, jeigu tokia situacija nutiks. Arba jeigu taip nutiks, aš žinau, ką aš darysiu. Tai ne šiaip, kad viskas gerai bus.
arba aš laimėsiu, o tai, kad, nu, kuo aš tikiu. Nu, nes kitaip tada tas pozityvus kalbėjimas irgi nu, yra toks nurašomas dalykas, nes tiesiog yra daromas netaisyklingai ir, nu, vat, nesąmoningai. Tai čia nais irgi labai svarbu kiekvienam sportininkui pažinti save ir įsiaiškinti, iš kur jo kyla nerimas, baime arba vat, kažkoks užsiblokavimas ir taikyti būtent į tą kažkokį įsitikinimą. Rasti, vat, Tai turbūt vieniem turbūt tinka vienos technikos, kitiem kitos, ar ne? Ir čia labai individualus dalykas, nes kiekvienas iš mūsų yra labai skirtingas. Kas visai ganėtinai universaliai tinka ir yra instinktyvu daugumai sportininkų, tai muzikos klausimas prieš pasirodymą. Muzika ir kvapas labai stipriai veikia apskritai žmonės. Ir kartais mes išgirdę kažkokią dainą, iš karto prisimenam kažkokį tenais nuotykį, arba užuodę kažkokį kvapą, pajaučiam irgi arba atsimenam akimirką, arba kažkokią emociją pas mus ateina. Tai ką visą laiką kviečiu daryti sportininkus, tai sukurti savo prieš varžybinį playlistą ir turėti vieną arba dvi dainas, kurios targetina būtent tokią emociją, kuri jiems padeda prieš varžybas. Tai vėlgi labai individualu, kai kuriem padeda ramybė, kai kuriem padeda užsihypinimas. Jo, taip, visiškai. Ir vat, susirasti tas dainas, kurios iš tikrųjų vat, paklausai jos, nu ir viskas. Nesustabdysi, jau dabar žiūrėkit. Ir klausant tos dainos, vėlgi būti savyje ir tą energiją va taip sukti savyje. Nes kai mes pradedam galvoti vėlgi apie kažką, kas nutiks, apie savo varžovus, apie ten trasą, kuri laukia prieš akį, mūsų energija eina iš laukan. Ir mes nutekinėjam ją. Tai kai su dėmesiu, nes dėmesys tiesiog yra kitur. Tai jeigu dėmesys yra kūne, tai vadinasi, mūsų energija yra mumise ir mes padedam, va taip va, savo ją kurti ir toliau. Tai va, tai muzika labai, labai geras dalykas. O kaip, pavyzdžiui, su kvapais yra kažkokių išbandytų, gal kažkokių tyrimų atlikta, nes, pavyzdžiui, nieko nesugirdėjus apie kvapus. Nu, nebent ten kokį burgerį man duotų pauostyti, bet vidury distancijos, va, įdomu būtų, nes aš galiu pasakyti iš savo patirties, jau kai būna, mes bėgam ultra, mes bėgam ten 70 km, tai kai jau yra kažkoks ten 40-50, aš jau galvoju apie pramogas, kurias aš veiksiu po to, kad vis tiek reikės įveikti, kad aš galėčiau padaryti ten tą ir tą. Tai bet įdomu, jeigu man ką nors duotų pauostis kažkokio maisto, galimai gal ir kažkaip užmotyvuotų. Šiaip čia irgi tokie keli dalykai susideda į tuos kvapus. Tai, kad kai kurie kvapai energizuoja, kai kurie kvapai nuramina. Pavyzdžiui, mentolis, tokio, nežinau, ar esat kažkada uostę tai snifą, kaip kovotojai prieš kovą pauosto. Arba jeigu būna labai sloga, kaip žvaigždutė, pauostai ir toks ten viską atrodo, suaktyvina. Taip, atrodo per visus kvėpavimo takus ten praeina iki smegenų. Taip, tai tas, to žolelės būtent yra aktyvinančios. Kitos žolelės kaip levanda arba ramunė, jų pauostai ir jos tave nuramina, taip nušvelnina, tu švelniai jautiesi. Tai yra pirmas dalykas, kokį kvapą tu uostai ir kodėl tu jį uostai. Tai jeigu tau reikia ramybės prieš startą arba jau kažkokio ten, jeigu 7 km bėgi, jeigu tau reikia 30-40 kilę vėl užsihypinti, turėti energijos, tai turi tą mentolį stiprų, kurį uostai. Tai pagal paskirtį pasirenki tas žoleles ir tada tu realiai iki starto vėlgi save koduoji. Kaip tu save koduoji? Kai tu jautiesi, jeigu prieš startą jauti tą startinį drūgį, tau labai neramu, baimės daug, pergalvojimo kažkokio, tau reikia nurimti, ką tu veiki mėnesį arba 2 mėnesius prieš. Tu kiekvieną sykį, kai jautiesi ramus, atsipalaidavęs, tu turi kažkokį levandų maišelį ir pauostai tą kvapą. Ir kas tada nutinka, tas kvapas kuria asociaciją su būsena tavo. Ir kai tu tai darai, ten 2-3 mėnesius, ten gal dar ilgiau, kiekvieną kartą, kai tu pauostai tą kvapą, automatiškai tavo kūnas atsimena, kad, aš atsipalaidavęs, aš ramus, šitas kvapas reiškia, kad aš taip jaučiuosi dažniausiai. Tai taip ir... Čia toks kaip katinam būna, kur su varpeliu paskambina ir tai reiškia, kad maistas bus, toks kažkoks išsisaugo, ar ne? Taip, programavimas savo tiesiog, savo kūno programavimas.
Nes, nu, dažnai, kodėl dar kyla stresas prieš startą, dėl užprogramavimo savo kūno, taip, nes kai buvo maži, ten treniruodavomės prieš kiekvienas varžybas, mums sakydavo, kad, nu, dabar turi labai gerai pasirodyti, būtinai turi gerai pasirodyti. Arba čia tavo tikrai pirma vieta ir be šansų, kad tu čia pralaimėsi. Nu, tokį uždeda kažkokį lūkestį, spaudimą ir tada atrodo, kad kiekvienas startas jau kažkur pasąmonė yra nusisėję, kad, nu, va toks turi būti, va toks rezultatas kažkoks. Tai, nu, čia naisi vėlgi atrasti tą Bet čia turbūt priežastį ir va ją targetinti. Bet tas, pavyzdžiui, irgi programavimas turbūt, kai ir nepasiseka varžybose, turbūt yra labai sunku po to kitose varžybose to, nu, vat, buvo taip, tai dabar vėl galvoju smegenyse, kad vėl nepasiseks. Nu, čia turbūt taip galvoju dėl to, nu, turbūt tais atvejais, kai neišanalizuoji varžybų, nes yra tam tikros priežastys, kodėl nepasisekė, ne? Ten galbūt techniškai kažką netaip darai, galbūt taktiką netokią pasirinkai. Ir jeigu tu išanalizuoji tą situaciją, kuri buvo, jinai nėra tiesiog palikta kaip nesėkminga ir aš ją dabar ignoruoju, nors pasąmoniai man vat baisu kažkaip pakartoti. Tai tu išanalizuoji, kas tenais nutiko, kodėl, randi priežastį, galvoji, gerai, kaip man kitas iki to nepakartoti. Tai susikoncentruoji į tuos dalykus, kuriuos gali kontroliuoti, ką gali keisti. Kad turbūt ne aš esu kažkoks netinkamas ir blogas, bet aš gal netinkamai pasielgiau toj situacijoje ir dabar aš pasielgsiu kitaip. Taip. Viskas bus geriau. Jo, ir vienas pagrindinių dalykų, kurį sakau kiekvienam sportininkui, tai kad, nu, klaidos nutinka kiekvienam sportininkui, nu, tu nesi ant tiek ypatingas, kad tik tu susimautum. Ir nieko asmeniško. Kad klaida tau nutiko, nu, nieko asmeniško, čia ne tu, čia yra tiesiog toks kelias. Ir apskritai, nu, gyvenime, čia jau net ne tik sporte, nu, neįmanoma nesusimauti. Jeigu tu kažką išlipi iš lovos, nu, viskas, tu jau turi 5% šansą kažkur susimauti, užkliūt, trenkt pirštuką kažkur tenais. Turbūt dar kažką. Kitas dalykas, kaip tu su tuo elgsies. Būtent. Ir kuo skiriasi, nu, vat, profesionalas arba profesionalo požiūris nuo mėgėjiško požiūrio, tai yra tai, kad profesionalai turi gerą santykį su klaidomis. Tai yra kažkas, kas yra jų kelionės dalis ir tai yra, tai yra tie momentai, per kuriuos jie gali augti. Bet čia gal dėl to, kad profesionalai, tai vis tiek jie nuo vaikystės dažniausiai to sportu užsiema ir normalu, kad tu ir praloši, ir laimi, ir yra tokių ups and downs, o kai tu tarkim, mėgėjas esi, tai tu turbūt nesi patyręs ir tau atrodo, o čia nubėgau maratoną, kitą nubėgau jau čia valandą geriau, trečią nubėgsiu dar čia ir, tu nepasiruošęs tom klaidom, galvoju, kad viskas tik gerės. Jo, galbūt, tai tada vat, labai svarbu, kad kalbėtum apie tai su kažkuo, tai ar su treneriu, ar su kažkokia savo bendruomenė, nes vėlgi čia ne tik sporte, šiaip gyvenime. Nu, tos klaidos, kaip ir sakiau, nėra išvengiamos ir labai svarbu, kad, nu, tu draugauji su jom. Tai nėra kažkoks tavo nekompetitingumo įrodymas ar įrodymas, kad tu esi blogas, prastas, nevertas kažko žmogus. Tai parodo, kad tu esi žmogus, tiesiog esi žmogus ir kad va šitoj vietoj gali kažką kitaip padaryti, kad kitas iki pasisektų, kad kitas iki būtų kažkoks kitoks rezultatas. Tai va, toksai augimo požiūris, ne tik sporte, bet ir šiaip visur gyvenime. O šiaip apskritai, vat, dirbi ir su profesionalais, ir su mėgėjais, ar ne? Taip, gal mėgėjai šiek tiek rečiau kreipiasi, nes, nu vis tiek, tai reikalauja investicijų ir laiko, nes va, tas darbas su sporto psichologu, tai lygiai tas pats, kas ir darbas su treneriu. Nes tu treniruoji savo psichologinius įgūdžius šiandien ir tai užtrunka ir tu gauni užduočių daryti namuose ir nu, vis ta turi atskaitomybę kažkokią. Tai va, gal profesionalam tiesiog to reikia labiau, žinai, jie tokie, kad nu, be šito aš nepaeisiu tolyn. Mėgėjai gali labiau apžaisti, kad nu, čia nėra kažkoks gyvybiškai man svarbus dalykas. Kokias? Galiu ar tokį klausimą prie tas mėgėjas, kad nepamesti. Iš tikrųjų, čia galim truputį padiskutuoti, nes su mėgėjais galbūt nemanot, kad iš esmės mėgėjams tos sporto psichologijos reikėtų galbūt net dar daugiau, dėl to, kad jie ateina, mes vis didžioji dauguma ir podcastų mūsų žiūrovų, didžioji dauguma bus mėgėjai, kurie nori labai greitai pabėgę nuo šeimos, darbo, ten tą savo trumpą valandėlę, kur tu pasportavai,
labai nori greit pasiekti tą maratoną iš sub 3 valandų išbėgti kažką labai greitai. Ir tada tas toksai per tą greito vartotojiškumą labai greitai tu turi labai didelį ir grūzą ir savo labai tokią saviplaką tokią, kad aš noriu pasiekti ten būtent savo tikslelį. Ir aš kažkaip galvoju, kad nes profesionalas jisai nuosekliai eina, jisai ten tą galbūt namų visą palieka šone, nes vis tiek jisai, jo darbas yra ne sportas ir panašiai, taip dalykai visai. Tai gal apie tą, tai galėtumėte irgi daugiau apie tą pačią mėgėjiškumo, nes tada tą mėgėjų, tai jam gal į paprastai pas psichologą verta eiti, o ne pas sporto psichologą, ne? Nes tai, ar kaip tik čia gal labiau verta pas sporto psichologą eiti, nes tu kažkur paeskeipini, savo fokusą fokusuojasi tą sportą ir dabar, kad tau nesugriūtų, kad tu po to neįveiki labai greit norėdamas ir nekabintum bato ant pinies. Taip, ne? Tai taip. Čia tą labiau tokį gali Jo, tai vat, kur mėgėjam gali kišti tą, tiksliau, kur gali būti naudinga sporto psichologas, ar šiaip atkreipti dėmesį į tą psichologinę sporto pusę. Tai va ten, dėl ko aš einu sportuoti, dėl ko aš tai darau, ar kad kažkaip įrodyčiau save, nes kitos sritis jau užkniso arba jau ten juose perdėgiau, tai reikia dar vienos kažkokios, kur rodau rezultatą, kur jaučiuosi šaunus, vertingas ir fainas, ar dėl to, kad tai yra erdvė, kur aš pabėgu nuo savo kitų problemų, įsiaiškint, ar dėl to, kad man yra fainai sportuoti, čia yra faina bendruomenė, aš jaučiu pasitenkinimą matydama savo progresą ir žinai, koks vėlgi tas požiūris atėjus į sportą. Ir jeigu požiūris užstringa ties rezultatu, savo vertės įrodymų, savo problemų, emocijų nustumimų į šalį, tai čianais šitoje vietoje irgi labai tada svarbu Taip, turiu problemų darbe, kurias reikia dabar spręsti. Jo. Aš geriau pradėsiu ruoštis Ironmanui ir tiesiog nedarysiu tai, ką man šiaip reikėtų padaryti, bet visą laiką užkišu vien tik sportu. Taip, tai tada tuo metu yra labai svarbu šiek tiek sustoti ir suprasti, ką čia tas sportas man duoda ir ar iš tikrųjų jisai, kiek ilga amžis, tada bus jisai man, nežinau kaip čia pasakyti, kiek ilgai aš jį išsportuosiu. Nes jeigu tai yra tik apie rezultatą, tik apie savo vertės įrodymą, tik apie emocijų nuslopinimą, tai galimai metai pusantrų ir sakysi, kad iš viso nieks man čia nepadeda. Nors iš esmės tos priežasties kažkokios gilesnės tu net nebandėjai atrasti ir su jie dirbti. Ir kitas dalykas, kad tik dėl rezultato tenais įėjai, nes kietai yra pasigirti, kad maratoną nubėgai. Tai šito vietai, kuom galėtų sporto psichologas padėti, arba pasigilinimas į save, tuom, kad susidėlioji, ką tau tas sportas duoda ir kaip jį praktikuoti, kad tai būtų tavo gyvenimo dalis, gyvenimo dalis, ne metų dalis kažkokia, kur ten toks... Pagrindinis tavo tik tai vienas tikslas, žinai, kad tik tas bėgimas čia, ir atrodo, kad tu tik tuo ir gyveni, tik tai apie tai ir gali šnekėti ir atrodo, kad turėjai kažkokių ir kitų pomėgių, kitų mėgai, ten nežinau, menas, ten kinas, sportas, kitoks ir staiga lieka tik tai viena veikla, kurią tu užsiemi. Taip. Tai jeigu jau jaučiasi, kad, šiaip, kada mėgėjai, kaip ir profesionalai, jie anksčiau ir vėliau gali pajausti kažkokius perdegimo požymius, psichologinius ar fizinius, ir jie šiaip labai glaudžiai yra toksai susiję. Kaip perdegimas nuo sporto? Taip. Ir gal čia, kaip perdegimas nuo sporto, nuo gal lūkesčių savo sporte, ar tų tikslų, kuriuos užsidėjai, arba nuo savęs pušinimo, gali būti perdegimas už to reikalavimo iš savęs. Toks labiau psichologinis, kuris persideda į fizinį ir fiziškai, aišku, tu gali biškiniai vertinti savo aplinkybių, ne aplinkybių, o savo galimybių. Tai persitreniruoti, tai tada raumenis daug greičiau atsisako, negu tenais psichologiniai daugiau dalykai, ten pasitikėjimas savimi ar emocijos. Tai kaip galima pastebėti, tą fizinį perdegimą, tai pamatai, kad tiesiog raumenis neneša.
Ir kad pasilsi ten vieną dieną, kiek turėtų užtekti ten po sunkios treniruotės, diena recovery ir kitą dieną jau turėtum vėl eiti. Ten plius minus vidutinė treniruotė galėtų daryti. Tai jeigu jau neišeina to daryti, tai supranti, kad okei, čia vadinasi, aš jau persistengiau tikrai. O psichologinis toksai yra, kur lyg ir galiu aš eiti tą treniruotę, lyg tais nieko tokio specifinio nenutiko, lyg ir neskaudo kažkokios vienos vietos, bet bendrai, man yra sunku ir aš lyg neturiu energijos. Ir vėlgi čia yra nesumaišyti su kažkokiu ten, kur kartais tingim. Nes kai mes tingim kartais, irgi, galima čia, priklauso nuo to, kaip tu gerai čia mokysi savim šnekėti mintise, nes iš esmės mes... Manau, kad pašnekam visi labai visokių įtikinamai. Labai įtikinamai mokam, tikrai. Tai, nes kai tingi dažnai būna, kad, vis tiek prisiverti tai treniruoti ir ten pirmos 10 minučių apšyli ir jau yra energijos ir jau fainai ir jau po treniruotės jautiesi gerai. Ir supranti, kad, aš ten tiesiog tingėjau, man svarbiausia buvo išeiti per duris ir ateiti ir apsimaut batus. O su tuo perdegimu tokiu, tu pastebi, kad jau 2-3 treniruotės, tu išeini ir jauti, kad kūnas neklauso kažkaip. Labai sunku jausti iš viso savo kūną, tą kūno ir minčių sąjungą. Tada po treniruotės, tu dar vis kažkaip jautiesi, lyg, kažkas čia buvo, bet, nesupras. Ir aišku, būna tokių dienų, tai dėl to sakau, kad 2-3 treniruotės kartojasi, tada jau biškiai atidžiau pradedi žiūrėti, pastebėti, kad, su kokiu mindsetu aš einu, su kokiu požiūriu ateinu į treniruotę, su kokiu išeinu. Ir ar tenais išeidamas aš save tik kritikuoju, kad šiandien nesugebėjau to padaryti, to nepadaryti, ano nepadaryti. Kas vyksta tavo mintise, nes jos labai labai stipriai įtaką daro ir mūsų emocijai, ir tada ta emocija mūsų elgesiu ir elgesys visam kūnui. Tai tai jeigu tai tęsiasi savaitę, 2 savaitės, jau toksai kaip ir aliarmas, kad kažkurioje vietoje reikia intervencijos čionais. Tai arba pačekinti mano požiūrį, arba mano motivaciją, kodėl aš einu tą sportą daryti, arba kitus gyvenimo aspektus, kur jau man tiek per viršų viskas eina, kad net ir sportą nebeišeina. Nebėra energijos. O pavyzdžiui, man dar būna tokia situacija kartais, aš matau, kokia yra treniruotė ir aš nežinau, ar aš galiu ją subėgti. Atrodo, kad tikrai labai sudėtinga ir kad aš jau išeidama iš namų galvoju, tai kodėl aš turiu čia eiti, vis tiek nesigaus. Ir vienintelis tai aš būna, kad gerai, nubėgsiu apšilimą, tada pažiūrėsiu, tada ten kažkokias straidai, gerai, vieną kartą nubėgsiu, pabandysiu. Ir tada kažkaip pasidaro, bet gal tu žinai kažkokių, kaip su savim šnekėti tokioje situacijoje, nes aš suprantu, kad aš, kvailai čia viskas skamba, kad, tai kas gali nutikti, tai lėčiau nubėgsiu. Bet kažkokia vis tiek yra savo tokia kraunių, bet tai kaip čia tada tai parašyta, tai kaip prieš trenerį aš atrodysiu. Tai iš viso, čia daug tų sluoksnių susideda, kiekvienam, kažkuris yra tas esminis, bet man atrodo, kad yra labai svarbu apskritai gerbti savo kūną. Kad aš nenubėgau ten to, ką man parašė, bet, tai kas? Tai, viduje tiesiog, apie tokį dėkingumą, kad mano kūnas apskritai man leidžia bėgti, kad savo kūno dėka aš patiriu visą šitą ir kad jeigu jisai, šiandien jaučiasi taip, neįsimiegojau arba nepakankamai pavalgiau, nes čia irgi dar vienas toks bazinis lygis, nuo ko viskas prasideda, tai ta rutina ir basic dalykai. Jeigu mes nepavalgiam, jeigu neturėjom gero miego net vieną naktį, pakankamai, ten 7-8 valandų, viskas, jau kūnas jisai kitaip funkcionuoja, o mes iš jo reikalaujam to pačio. Patys nenuėjom miegot laiku ir tada patys paskui pykstam, kad jisai nebėga taip, kaip turėtų bėgti. Tai tokios pagarbos ir dėkingumo savo kūnui, kad, nes čia ego tiesiog įsijungia, kad, kaip aš galiu nenubėgti tokio laiko. O iš tikrųjų, tai tavo kūnas apskritai bėga ir jisai bėga geriausiai kaip gali su tuo, ką jis dabar turi. Tai čia vienas dalykas toksai, kur, aš esu dėkinga, kad aš apskritai galiu bėgti. Ir gerbiu savo kūną už tai, kad jisai daro daugiausia, ką gali. Tai toksai, pastebėjimas savęs. Savo įrankio to pagrindinio. Ir tada kitas dalykas, tai tų negatyvių
kritiškų minčių gaudimas, nes va tas čianais, kas kalba, tas balselis, tenais kritikas atsisėdęs, kuris yra labai protingas, labai gerai žino, nu tu jam tik duok topiką, jis viską tau paaiškins, nesvarbu, nuo A iki Z. Tai suprasti, nu, kad tokiai tai yra va tas kritikas, kuris dažniausiai kalba ne mūsų balsu, o, nu, va, tėvų, draugų, kažkokių ten bendradarbių, kažkokas, nu, iš ko mes gaudavom kritiką, kas turi vis irgi ką pasakyti. Tai nėra mūsų balsas. Tai yra požiūris ir žodžiai, kuriuos esam kažkada girdėję ir kurie, nu, vat, įsirėžia. Ir dabar tas negatyvus kalbėjimas su savim, kritikavimas savęs, jisai tiesiog atsispindi per mūsų baimę, nes jeigu jau mes, vėlgi čia toks gynybos mechanizmas, jeigu mes iš anksto savo pasakysim, kad nu tai, ką tu čia nenubėgai, va taip kaip turėjai, kaip parašyta, tai kai kažkas kitas pasakys, jau mes būsim tai girdėję, tai vadinasi taip stipriai neskaudės. Nes jeigu va tu tokia atlapa širdim nusiteikęs bėgs ir tau nepavyks, nors tu taip savim tikėjai ir tau kažkas iš išorės pasakys, nu va kažkokią kritiką, tai nu skaudžiau tipo bus tau. Tai tu pats savo iš pradžių tai padarai, kad biškiai apsipratintum, žinai, ir tada jau gali, kaip visi sakyt, ką nori, ir aš tada vaidinu kietuolį, kad man čia nesvarbu. Nors ką tik pats ten save išdėjau iš šuns dienas. Tai va, tai tokį suprasti, kas ten vyksta su ta negatyvia kalba ir kad tai dažnai yra kitų prisakyti dalykai, kuriuos mes priėmėm ir su kuriais nusprendėm, kad yra verta, nu, su kuriais tiesiog tai yra dalis ir čia ką čia, nu, tai gyvenam su to. Kai tai supranti, tada gaudyti ir pagalvoti, nu, o tai ką aš, pavyzdžiui, pasakyčiau savo? Arba ką aš pasakyčiau savo draugui geriausiam? Arba ten šeimos nariui. Aš irgi pastebiu, kad savo draugui taip nepasakytum, bet kokiais aš ten vardais į save kreipiuosi. Taip, būtent. Ir, o tai su draugu, vat, būnam, nežinau, ten kelias valandas per dieną, maks. O su savim būnam 24 valandas per parą visą gyvenimą. Tai vat, ar man fainai būti su savimi ar ne, nu čia visiškai priklauso nuo mano sąmoningumo gaudant tas mintis negatyves, kurios, nu, ten muša iš vidaus ir jas keičiant į tokias, kurios, nu, padėtų, kurias norėtum išgirsti iš kito, realiai. Tai va, tai pasitikrinti, čia irgi toksai darbas su savimi, pasitikrinti, ką aš norėčiau išgirsti, kas man kokiu momentu padėtų ir tada tiesiog praktikuoti ir savo sakyti. Ir dar va, vienas dalykas, kurį irgi sakau sportininkam, kurie po finišo, nu, tiesiog save plaka visai kaip gali mintise. Ten su niekuo kitu neina šnekėti, nes susinervinai ir tada atsakingai atsisėda į kampą ir su savim šneka ir negražiai šneka. Nurando, prie ko ten, ką galėjo geriau padaryti, ką blogai padarė. Tai mūsų smegenis, nu, natūraliai fokusuojasi į negatyvius dalykus. Tiesiog jos taip ten, žodžiu, irgi mechanizmai taip veikia. Taip. All good, mes tai žinom. Tai kažkokiam negatyviam dalykui atsverti reikia 3 pozityvių dalykų. Vienas, jeigu sportininkas, nu, yra užsispyręs ir visgi nupyksta ant savęs ir kritikuoja save, tai duodu tokį, mes susitarėm, kad, okei, tu gali savo sakyti neigiamus dalykus, tu gali visaip ten su savim kalbėti, bet su kiekvienu negeru dalyku, kurį savo pasakai, turi būtinai 3 savo pasakyti. Gerus. Nes... Tada išsilygina. Taip, ir tada išsilygins, ir tada tu sakyk, kiek nori. Jeigu tingi galvot gerus, tai tada nieko tu savo negali sakyti, nu, tiesiog tada nieko nesakyk. Būk tyloj, kvėpuok, eik pasivaikščiok, eik su draugais tada jau šnekėt, jeigu negali savo nieko nesakyti. Tai va, tai toksai, kur vienas neigiamas yra 3 teigiami. Ir viskas. Ir tada tiesiog per va tokį procesą, per sąmoningą gaudimą savęs, tu po biškį programuoji save į kitą pusę. Ir ta norma, kuri būdavo ten save išpeikti, jinai keičiasi į normą, kur tu pastebi, kad, nu, okei, aš stengiausi. Aš toj vat vienoje atkarpoju, nu, belė kaip gerai pavariau. Ir vat tada ieškai tokių mažų laimėjimų, kurių būna ir kuriuos mes priemam kaip savaime suprantamus dažnai. Nes juk kartais laimi 1 vietą ir sportininkas būna toksai, nu, net bijo džiaugtis, atrodo, nes tai jeigu aš čia pasidžiaugsiu, tai nu, vat kažkoks toks keistas dalykas. Taip, kažkoks atrodys, kiti pagalvos, kad aš čia jaučiuosi geresnis už kitus. Taip. Nors, nu, vat, ryškiai rodo rezultatas, kad esi geresnis. Va šitoj
šioj metu dienoj, va šitoj dar būna trasoj, kita va taip yra. situacija, kur, pavyzdžiui, tu būni pirmas, bet sako, ai, nu tai čia dėl to, kad nieks kitas stiprus nebėgo. Ir tada irgi tokia situacija, nu tai gerai, tai tada kaip galvoti, tai gerai, bėkit tada. Taip. Ir šiaip vėlgi čia ta pagarba savo, nu tai ką reiškia, kad aš laimėjau dėl to, kad nebuvo stiprių. Tai pramba. Kiekvieną kartą taip sakysi savo. Dar kitas dalykas, kur vat, irgi pastebiu, man pačiai būna, kad yra, tarkim, ilgos varžybos. Gal tu žinai, kaip, pavyzdžiui, išlaikyti kažkokią koncentraciją, nes, pavyzdžiui, atrodo, kad varžybų pradžioj tu viską darai teisingai ten. Mes ten turim valgyti kas ten 30-40 minučių, ten išgerti tiek ir tiek ten vandens, druskų, kofeino per valandą. Atrodo, pirmas 3 valandos varžybose viskas puikiai. Po to viskas pradeda griūt. Taip. Ir atrodo man, kad aš žinau, ką reikia daryti, bet man tiesiog atrodo, smegenys jau tos koncentracijos nebegauda. Aš jau nebesugebu sukoncentruoti dėmesio. Gal žinai, kaip va šitoj vietoj kažkaip šnekėti su savim? Apskritai dėmesį efektyviai sukoncentruoti smegenis gali 45 minutės. Tai nežinau, kokio ilgio tada būna jūsų varžybos, pavyzdžiui. Nu, gali būti ir 10 valandų. Okay. Pasakysiu taip. Nu tai va, tai kem 5 minutės yra, nu, va, tas laikas, kiek tu gali efektyviai susikoncentruoti. Nu, iš tikrųjų, va taip dėmesingai daryti dalykus. Ir tada tu iš savęs tikėsi 10 valandų to. Tai va tokiu biški pasimatuoti, kur tu tai gal duoti 5-okui duodi 12-oko egzaminą rašyti, žinai. Tai žinant vėlgi tai, pažįstant save, vėlgi čia vis grįžti, žinai, tą savęs pažinimą ir į supratimą, kaip tu veiki, tas 10 valandų išsiskirstyti, kas kem 5 minutės realiai. Kem 5 minutės dirbi, po to ten duodi kažkokį, nežinau, pasigroži vaizdu, kur bėgi. Jo, nu, aš iki galo nežinau, kaip pas jūs tiksliai veikia, aš niekada nesu bėgus, tai nesu patyrus to, bet jo, pavyzdžiui, kem 5 minutės, nu, tu turi aiškias užduotis, ten gal kažką skaičiuoji, gal kažką geri, pasirūpini, kad ten kažkas, nu, checklistą savo pasidarai ir susikoncentravęs ten darai dalykus. Ir tada praeina jos ir žinai, kad dabar 10 minučių aš leidžiu kūnui bėgti, nes kūnas žino, ką jisai daro, mes dažnai tiesiog sutrukdom jam galvodami arba leisdami emociją imti viršų. Aš dabar leidžiu savo kūnui bėgti, o mano mintis gali biški paklajoti kažkur. 5-10 minučių. Ir tada vėl praeina tas laikas, gerai, vėl fokusas į kūną, vėl jaučiu savo raumenis, jaučiu ten tą visą kelią, žinau, ką vėl reikia pasidaryti. Bet čia good point, nes iš tikrųjų, ką aš darau po tų kem 5 minučių, turbūt aš pradedu save drožti, kad man jau čia užšakinėja mintis, aš šiandien kažką netai padariau ir tada tu dar labiau erzinės, dar labiau nervinės, stresuoji, nes nu viskas arba nieko, jau nebepadarai čia kažko, tai dabar jau ir blogai bus. Jo, ir va čia dar kitas dalykas, kur, sakykime, nesi visiškai sukoncentravęs savo dėmesio, arba jau ten yra 8, sakykime, valanda ir jau, nu, yra sunku. 8 valandą jau tą žvaigždutę uostau. Taip, vėlgi pasiskirstai visus šitus, taip. Ir nutinka kažkokia klaida, ne? Tai labai svarbu, kad mintise vėlgi neįsijungtų tas kritikas, kuris sako, tai viskas čia jau be šansų, gali net nebebėgti. Kad, nu, viskas jau to, net savo laiko nebepadarysi, net jau kitų laiko nebepadarysi, iš viso turbūt, žodžiu, nebebėg. Tai šitoj vietoj suprasti, kad net ir padaręs klaidų, net ir neišpildęs ten 100% visko, tu vis tiek ir pasieksi finišą ir vis tiek dar ir kokią nors gerą vietą užimsi, aukštą. Nes kas šitoj vietoj labai pakiša koją, tai yra grinai, ką mūsų vidinis kritikas mums paaiškina, kad viskas nebeišeina. Ir tai matosi labai stipriai visose daugumoje ten olimpinių visokių varžybų. Ir dabar irgi žiemos buvo kažkoks čiuožėjas, kuris darė suktuką ir nusileidęs biškį sudrebėjo. Nu, tai vadinasi, viskas yra klaida. Ir toj vietoj jisai sprendžia, kiek laiko ta klaida gyvens jame. Ir ar tai bus to momento nutikimas, ar tai bus viso likusio pasirodymo nutikimas. Tai ir jisai sugebėjo palikti tai tą momentą, kad viskas, padariau klaidą, padariau, nefainai, galimai bus minusas, aš turiu dar tiek pasirodymo, kurį man reikia išpildyti geriausiai kaip galiu.
Tai neišimti savęs anksčiau laiko ir, nu, jis puikiai pasirodė ir viskas Ir jam čia pavyko. mes kalbam apie turbūt 2 ar 3 minučių pasirodymą. Taip, O mes, būtent. kai turim tą 10 valandų, tai irgi turbūt reikėtų koncentruotis į tai, kad, okei, čia tos 10 minučių aš čia kažką Taip. nesąmonių pridariau, Taip, bet dar liko 10 valandų, kur Taip. galiu tiek daug visko gero padaryti. taip, būtent. Ypatingai, kai toks ilgas laikas. Aišku, čia turbūt kitas iššūkis yra, kaip turėti tą ištvermę psichologinę. Nes vienas dalykas, kai tau abejonė savimi įsijungia ten 2 minučių kažkokiam pasirodyme, ir kitas dalykas, kur abejonė pas tave įsijungia kas 2 minutės 10 valandų pasirodymą. Tai kaip save gaudyti ir priimti, kad, okei, mane užknisa čia dabar bėgti. Aš baisiai pavargau. Dalykas. Aš pastebėjau, kad tas, jau kai tu taip pasiduodi emociškai, tu turi tos mintis, jos ateina jau man ten tikrai po 30, žiūrint, ką tu ten bėgi. Taip. Nes jeigu kuo didesnė distancija, to vis tiek vėliau kažkaip psichologiškai ateina tas jau lūžis. Bet tu jau pradedi taip pagauti save, kad taip biškai ateina kažkas, ką aš čia darau. Ne. Ir tada vėl bėgi už kokių ir vis dažnėja jau šitas dalykas. Aišku, kad turbūt čia tiesiog reiškia, kad mes, psichologiškai jau, vis tiek silpstam, nebegali, tu turi kažkokį limitą. Taip. Ir, suprasti, kad tu darai sunkų dalyką realiai. Normalu, kad tau yra sunku. Normalu, kad tu jau nebenori to daryti. Tai, ir kai supranti tai, kad viskas yra normalu, suprasti, kad net ir pavargęs, net ir užsiknisęs, net ir ten dar kažkoks su kažkokiu ten su neigiama emocija savyje, aš vis tiek galiu bėgti. Ir man dar padeda, čia negražus dalykas, bet aš galvoju, taigi jom visom irgi taip pat sunku. Taip. Realiai, taip, tikrai. Visiems kitiem irgi lygiai taip pat sunku ir jie irgi bėga. Ir vadinasi, aš irgi tikrai galiu. Tai čia labai svarbus dalykas, kad ir kokia emocija tavyje yra, kad, netiesiog gali kažkiek ignoruoti, bet jinai vis tiek bus. Tai, priimti, kad, okei, aš dabar esu baisiai užsiknisęs, labai piktas, nes aš jau labai pavargau, bet aš žinau, kad, piktas ir aš vis tiek darau, nes aš taip nusprendžiau. Kažkokiu kitų gal dirgiklių rasti, kažkaip pabandyti tą koncentraciją. Esu girdėjus, kad kažkaip nukreipti tas mintis į kažkokį dalyką, nes jeigu tu bėgsi ir galvosi, o Dieve, kaip man čia jau skauda, čia tos 4 galvius, aš jau čia ir jau čia visas toksai jaučiuosi purvinas, nešvarus, nes pas mus taip ir mes jaučiamės, tai kažkur gal kitur tokį dėmesį nukreipti. Taip, arba pasirinkti, kartais skaičiuoja kilometrus, sakykime, ten į 10, kas 10 susiskirsto. Bet dėl šito irgi norėjau paklausti, ar nes aš irgi taip darau, kad ten pasiskirstai ten, tarkim, jeigu yra 20 km distancija, tai 5 aš sakau apšilimas, 5 tada laikau, 5 dar 5 palaikau, ir paskutiniai finišuoju. Taip. Tai čia irgi viena kaip iš technikų, ar ne? Taip, nes tas pats su apskritai tikslų įsikėlimu, tas sezono tikslas yra kažkur ten, už jūrų marių. Ir tu čia stovi dabar, taip. Kaip man ten dabar nueiti, tu tą didelį tikslą susiskirstai į mažesnius, kokį tau žingsnį reikia, į mažesnį, kol ateini iki dabar, kokį aš šiandien galiu žingsnį mažą dėti, kad aš po truputį priartėčiau. Tai tas pats ir susiskirstimas, kad, tie ten kiam kilų, tai kur ten jie, ten toli labai, o aš dar tik čia. Susiskirstit savo gražiai taip. Okei, jau kaip po 5 kilus, aš suprantu, kaip tai atrodo, kaip tai valgyti ir kaip bėgti. Tai tikrai naudingas dalykas. Ir dar norėčiau pabaigai apie tą sportininko stiprybę. Mačiau ir tavo Instagram'e, kad tu apie tai šneki, kas ta sportininko stiprybė yra, ir visi ją turi, gali išsiugdyti, ar tai yra duotybė kažkokia? Tai psichologinis atsparumas. Čia turbūt pagrindinis įgūdis būtų. Tai psichologinis atsparumas yra apie tai, kaip aš paprasčiausiai jį aiškinu, kad tai yra apie tai, per kiek laiko po nesėkmės tu vėl sugrįžti į optimalų savo veikimo būdą. Tai, kad tu vėl esi balanse emociškai, tu vėl esi susikaupęs ir esi pasiruošęs atiduoti visą save. Susikoncentravęs čia ir dabar. Tai kiek laiko tau užtrunka po nesėkmės sugrįžti. Ir tos nesėkmės gali būti skirtingos. Tai, pavyzdžiui, gali būti momentinė nesėkmė,
varžybų metu, nežinau, kažkas vat nutinka, kažkokią klaidą padarai. Ir tu psichologiškai atsparus esi tiek, per kiek, nu, šiaip realiai, jeigu tai yra greitas sportas, tai ten krepšinėje, futbole, tinklinėje, tu turi iki 5 sekundžių susigrąžinti. Ir jeigu iki 5 sekundžių tau pavyksta, tai, nu, tai tu tada vadinasi esi psichologiškai atsparus. Nes normalu, kad padarai klaidą ir tu susinervinai ir, nu, vat, kažką pagalvojai, bet visą tai padarai ir tada vėl grįžti, palieki tai, kas buvo. Nusinulini kažkaip. Taip. Tai vėlgi, tai raktinis kažkoks žodis, savęs paraginimas arba įkvėpimas, iškvėpimas. Čia tokie pagrindiniai dalykai, kur jau momente galima daryti. Tada tos nesėkmės gali būti labai nesėkmingos varžybos. Tu ėjai pasimti, nu, sakykime, 1 vietą, tu net nepatikai į top 5. Ir tai yra nesėkmė, kaip greitai tu sugebi sugrįžti po to, vėl ateiti treniruotę, vėl būti nusiteikęs dirbti. Emociškai stabilus, susikaupęs pilnu pajėgumu. Ir po nesėkmingų varžybų irgi toksai gal laiko tarpas, kuris sakau, kad yra tikrai sveikas, tai yra 24 valandos. 24 valandų taisyklė, kad nu, tu po nesėkmės yra normalu jaustis lievai. Ir jau po varžybų tu turi erdvės priimti visas tas emocijas, nes tau nereikia greičiau dabar toliau vėl performinti. Tai 24 valandos yra tau pasigrūzinti. Nu, tu pabūk, paliudėk, pagėdėk, nes yra normalu. Tai tu įdėjai tiek daug darbo ir nu, neišėjo gauti to, ko norėjai, neišėjo išpildyti taip, kaip norėjai. Normalu liūdėti. Praėjo 24 valandos. Ok, sėdam, analizuojam, ką aš čia padariau, kaip padariau, kodėl, ką galim dabar, kaip planuojam treniravimosi programą visą ir procesą, kad nekartočiau. Tai va, tai kaip tu laikas, per kurį sugrįžti į optimalią savo būseną. Ir yra psichologinis atsparumas. Ir tas psichologinis atsparumas būtent per tas technikas ir ugdomas yra, kurias tu papasakojai. Per technikas, jeigu momentinis kažkoks, tada per požiūrį, kodėl aš esu sporte, ką man duoda laimėjimas ar pralaimėjimas. Ar yra kažkoks, per požiūrį, labai daug požiūris duoda. Tai va. Ar dar pritari, nes aš, pavyzdžiui, dar laikausi tokios technikos savo, nežinau, ar čia tiesa, bet aš, pavyzdžiui, prieš varžybas, dieną prieš ten ir panašiai, aš ten galvoju, ten analizuoju, vizualizuoju, kaip ten viskas bus, kaip ten seksis arba nesiseks, bet jau varžybų dieną neleidžiu savo iš viso apie varžybas galvoti. Kaip manai, ar reikėtų visgi prieš startą kažką dėliotis? Na, aišku, ten normalu, kad ten kažkoks maistas, ten kažką tokius, nežinau, įsikeliu žemėlapį į laikrodį, bet... Turiu minėti apie analizę, ten tos visos rasos ir tokio... Ar tiesiog galvoti apie tą jau patį startą, apkrauti save mintim apie tą startą, kuris šiandien bus, ar geriau atsiriboti visiškai, ar čia iš viso priklauso nuo žmogaus psichologinio tipažo? Irgi, manau, priklauso nuo žmogaus, nes kai kurie gali galvoti apie tą visą trasą ir jiem ten nieko tokio. Kaip tik gal užsimotyvuoja, gal kaip tik nurimsta, kad žino, kontroliuoja viską, žino, kaip ten bus. Kitiems gal tas galvojimas pereina labai, tai kas ten nutiks, jeigu taip nutiks ir gali stresą kelt. Bet iš esmės man atrodo, kad visai gera tokia praktika, nes tu jau tą dieną save pratini būti čia ir dabar, orientuotis į čia ir dabar. Tai vadinasi jau, kai atsikeli ryte, valgai pusryčius, tu galvoji apie pusryčius, kad jie būtų maistingi, kad ten jie tau duotų tai energijos. Tada važiuoji pakeliui, stebi aplinką, galvoji apie tai, su kuo esi, arba kaip dabar jaučiasi tavo kūnas, arba kur važiuoji. Ir tada jau stovi prie starto ir tuo metu galvoji, kad dabar startuosiu, manęs laukia tie 5 kg į priekį, po to dar 5 kg į priekį. Ir čia nais ta trasa yra. Ir tu, taip inkaruoji savo protą, kad jisai nekurtų ir nekeltų nerimo. Tai geras, manau, metodas. Yes. Taip, tai ir pabaigai vis tiek manau, kad čia daug kas klausė, suprato, kad turi psichologinių problemų sporte. Tai gal gali pasakyti, kaip žmonės galėtų su tavim susisiekti, tave rasti ir pagerinti savo, turbūt vienintelis, kas žmonės motyvuoja, tai kad pagerinti savo rezultatus. Dar primenu, kad ir apie pasimėgavimą ten dar padedu irgi, kad mėgautis procesu. Taip, bet galima mane rasti Instagram'e, talentų psichologija mano paskyra vadinasi ir turiu ir puslapį talentupsichologija.lt. Taip, ačiū tau labai, Saulė, labai buvo įdomu. Dar turim iš salės klausimą. Buvo ir kalbėjote apie tą visą bėgimas, vyksta varžybos, kaip spręsti.
Tai aš ką gal dabar pradėjau nesiniai taikyti, tai tiesiog ištraukia telefoną ir pasiskrolinį. Tiesiog, kai būna tikrai jau sunku, galvo, ką tu čia darai, nu ten nesąmonė, tu tiesiog pasiskrolinį. Varžybų metu? Varžybų metu, varžybų metu, nu taip, tiesiog pasiskrolinį ir viskas. Tavo mintis kažkur neina ir panašiai. Taip. Bet jūs nieko nešnekėjote, iš tikrųjų, gal manau, kad labai svarbi, ypatingai dabartinėme kontekste, apie tą visą sporto motyvaciją, tai socialinį ryšį, kas, pavyzdžiui, ir dabar vyksta, ir mūsų irgi keli atletai bėgo ilgose distancijose, mes turime tą grupę, tarkim, tų trailo bėgikų, ir jisai parašė, kad, žiūrėkit, aš nusiemu nuo šitų varžybų, viskas man yra per sunku, tada gauna labai didelį socialinį palaikymą, kad varyk, viskas bus gerai, ir jisai toliau išbėga. Tai, bet ir yra to kita medalio pusė, kur tu esi antiek susifokusavęs į tą tokį socialinį palaikymą, kad jisai tau rašo, klausyk, tu ir vėl ten, tipo, nebaigi instancijos, tu čia iš viso, ką tu čia žinai. Taip. Tai gal biškai ir apie tą tokį papasakoti ir iš tos psichologinės pusės, kas yra, kiek ta socialinė įtaka duoda ir kaip su tuo visu dirbti ir kovoti, nes aš pats, kadangi esu irgi taip, kažkurio momentu, kai susikroviau labai daug partnerių, pradėjau dirbti ir panašiai, ir turėjau labai daug tokio ir žmonių čia kažkokie lūkesčiai, ir čia partnerių, to socialinio, čia laikų negausiu, jeigu, žinai, kažkas tokio užsibūri tokiam rate, kas realiai sunku atsiriboti, tada tu labai kažkaip dėl tų visko, ten tu ir kažkas, sakau, tą parašo, neigiamas žinutės, tada tu ten galvoji. Bet čia turbūt tas pats kaip ir dėl tos vietos, kad, kokią tu vietą užimsi, kad, vis tiek turi galvoti. Ir socialinis palaikymas, jeigu mes matom situaciją, kad žmogus nusiminėjo, jis nusprendė viduje, kad nusims, bet jisai sugalvojo parašyti ir jisai gavo iš tenais palaikymą ir jisai baigė varžybas. Tai šiaip, mes žmonės esam socialios būtybės, tai bendruomenė daro stiprią įtaką mums. Mūsų elgesį, tai kaip mes jaučiamės ir kartais tai įtaka būna šūnė, tokia, kur įkvepia palaiko ir tu gauni kaip, nežinau, ekstra baterijos, tave jungia visi savo palaikymu ir tu gali toliau varyti. Ir kartais kaip tik, pasisemi tokio daug negatyvumo, abejonės savimi. Tai šitoj vietoj, net ir su tuo pačiu palaikymu, kažkas išsiema save, tada tavo bendruomenė tave labai palaiko, tu tesi. Ir nors tavo kūnas ten sako, viskas, tu nebegali daryti ir tu save prapušini ir, kažkas gal ir nutinka, galbūt po varžybų ten baisiai kažkas skauda, nes tavo kūnas tau sakė stop, bet, tu nusprendi, kad irgi, kodėl tu tesi, dėl to, kad įtikti bendruomeniai savo, nes jie tavim tiki, tai, tai tu kaip ir tokį lūkestį turi, ar, iš tikrųjų tai yra toks palaikymas ir tau tai davė energijos. Tai čia šitoje vietoje labai svarbu yra vis save pačekinti. Ir bendruomenė yra labai faina ir iš jos ateina daug naudos, bet tuo pačiu jinai gali labai stipriai tave pasukti į kurią nori pusę. Ir šitoje vietoje labai svarbu, kad pats sportininkas turėtų stiprų vidinį stuburą. Ir turėtų ir save pažinotų. Vėlgi, tai tas stiprus vidinis stuburas ir yra apie irgi savęs pažinojimą, savo stiprybių, savo iššūkių, savo vertybių ir savo vidinės tos motivacijos. Nes ta visokios Stravos, programėlės, kaip galima labai gerai pasitikrinti, kokią įtaką tau daro tavo bendruomenė. Nes vienas svarbus dalykas yra socialinio lyginimosi orientacija. Ar jinai yra aukšta, ar tu stipriai lyginėsi, ar mažai lyginėsi. Tai kaip patikrinti, ar tai aukšta ar žema, nes būtų gerai, kad būtų žema sportininkui, apskritai žmonėm, nes kuo daugiau lyginėsi, tuo sunkiau būna būti savimi tiesiog. Tai tiesiog pamatai kažkieno kito įrašą, ten kažkokį gerą pasirodymą ir ką tu instinktyviai automatiškai pagalvoji, kad aš tai taip negaliu, arba aš galėčiau tikrai geriau. Bet ar tavo mintis būna pasilyginama, ar tavo mintis būna, geras matai, molodės. Arba, žiūrėk, šiaip gera mintis, įdomi atkarpa, aš pabandysiu irgi. Arba vėlgi toj pačiai programėliai aš esu ir tą programėlę naudoju kaip monitoring sistemą, kad jinai įrašo mano pasirodymą, bet jinai nediktuoja mano pasirodymą, kad ten, pavyzdžiui,
irgi, aš šiaip nesinaudoju Strava, bet žinau, kad ten yra kažkokie ten segmentai, tu turi topę galbūt, nu, neturi, bet būni topę. Karūnos, Jo, taurės. visokių tenais kažką vis gauni. Ir ar tu darai tą treniruotę, kad ten gautum karūną, ar tu darai treniruotę ir, nu, vat, tas išmatavimas yra tiesiog parodo, kaip tu padarai tą trefkę ir gal tu gauni, gal tu negauni tą kažką. Tai vat irgi čia nais pastebėti, kas vyksta mintyse, kai tu matai kitų įrašus, kai tu renkiesi savo treniruotės. Ar tu renkiesi treniruotės, nu, dėl to, kad kažkas va, dabar tave topino, nu, tai dabar ir man būtinai reikia. Kas, aišku, duoda motyvacijos, bet vėlgi tai yra, nu, iš tos tokios vartotojiškos, tokios, kur, nu, man irgi dabar reikia kažką padaryti būtinai, nes tas yra nas. Tai va, ir dažnai va, tokius dalykus nesiveli, kai tu žinai, kas tu esi, žinai, kodėl tu tai darai ir tavo sportas, dalyvavimas bendruomenės veikloje ateina iš vidinės motyvacijos, kad tau yra fainai, tau yra gera, tai yra būdas tau pačiam augti, stiprėti, bendrauti ir kurti ryšį su kitais bendraminčiais. Tai va, tie visi pagirimai, palaikymas yra labai fainai, iki kol tu supranti, kad be jų jau nebegali daryti treniruotės, nes bus įprasta treniruotė, negausi palaikymo, negausi šaunuolis, ten kūdos negausi. Tai va, tai tokį biškį nu, į tą savęs supratimą, pažinimą eiti ir įsivesti tokį no bullshit zone, kad, nu, nes mes su savim labai, nu, va, taip mokam apžaisti dalykus, bet iš tikrųjų pasižiūrėti, kad, nu, blemba, man yra svarbu kitų palaikymas, man yra svarbu kitų įvertinimas. Aš jaučiu, kad esu vertingas tada, kai kažką pasiekiu. Nes tada, kai įsivardinam, tik tada galim kažką daryti su to. Ir vat, psichologai turbūt tam ir padeda, nes jie jau stengiasi ir palaikyti tą no bullshit zone, kad nuvažiuok šitą vietą. Kas čia dabar? Kaip su tuo dabar dirbam? Viskas ok, kad taip yra, nes viskas ok, mes žmonės esam. Tiesiog mes ir to dėmesio turbūt norim. Taip, ir natūralu. Tikrai priduoda, kai kas nors pasako šaunuolis, nu, fainai. Taip. Ir labai svarbu tiesiog, nu, kad tu pats iš esmės kad būtų žinotum, kitų kad tu esi priežasčių, dėl ko, jo. Ne viena priežastis, dėl ko tu čia viską darai, kad kažkam įtikti ar būti geriausiu, bet kad, nu, faina, išeit pabėgiot, gražus oras, ten paukščiai čiulba, -20. Bet kas ir fainai, kad tai, nu, dinamiškai yra, viskas keičiasi, tai taip, smagu. Mes aš kažkada juokavom, kad sporto psichologiją galima panaudoti prieš savo varžovus. Ir nežinau, gal kažkiek irgi ko porą minčių, kiek čia dar liko to laiko, tai iš esmės gal čia taip nėra baisiai gražu, bet nu, varžybos, tu gali varžybose kažkaip psichologiškai apžaisti tą varžovą, pavyzdžiui, sakyti, aš tu blogai jaučiuosi, pavyzdžiui, arba tu blogai, žiūrėk, kad tu blogai atrodai. Gali tą psichologinį tokį truputį irgi, nu, pritaikyti, čia nebus, kad fiziškai aš stipresnis, tu ten silpnesnis, dar kažką, bet tu tiesiog psichologiškai sužaisi, kad, nu, sakau, vienas iš tokių apsijų. Ir nekartą esu girdėjęs ant bėgikų tokį atvejį, kad sako, tai jisai čia sakė, kad silpnai jaučiasi, mes ten šiaip pašnekėjom, aš irgi nusiraminau, to pačiu nebepersikėjau ir panašiai. Bet čia, žinok, visur yra šitas, aš kažkokioj net konferencijai girdėjau, kad reikia visada kažkaip savęs, nu, nesakyt, kad ten, nu, va, gausiu 10 dabar, gausiu, nu, 8, 9, gal visai neblogai esu pasiruošęs, nu, čia apie kažkokį kontrolinį. Bet, nu, sako, kad žmogui tai motivaciškai padeda iš tikrųjų, nes tada tu galbūt neužsiplėši pačio šiaip maksimumo. Jo, tai va čia nais, kur tu su savim kalbi ir save nuramini, su kitais kalbi, galbūt jos nuramini arba kažkaip apgauni. Nu, toksai psichologinis žaidimas, jo, jisai vyksta labai sporte su priešininkais. Čia vėlgi labai svarbu kiekvienam sportininkui įsivardinti, kokiomis vertybėmis jisai veikia sporte. Tai vadinasi, kaip jisai stovi prie to starto, ar ten bando psichologiškai sužaisti visiškai tiesiogiai, kad ką tu čia veiki šiandien, tu dalyvausi šitose varžybose. Nu, žinai, kad suabejotų. Arba, o tu matai, kokia sunki ta atkarpa, tai čia be šansų niekam. Nu, va tokia specialiai sėt kažkokią abejonę, arba pusiau save, žinai, taip nusimti, kad, aš čia šiandien nepasiruošiu, čia nežiūrėkit į mane. O paskui šauti ten belia kaip stipriai. Tai, jo, čia turbūt tu laisvai gali žaisti psichologiškai ir tikrai paveiksi kitą žmogų, jeigu jis neturės to savo vidinio stuburo.
ir nebus susitvarkę savyje visų to požiūrio ir minčių ir darbo su savim nebus idėjas, tai tikrai gali pasigauti. Tai, nes vėlgi kito žmogaus žodžiai mums daro įtaką. Tiek, kiek mes leidžiame daryti tiem žodžiam įtaką. Nes, manęs neįžeis, jeigu aš nenuspręsiu, kad aš įsižeisiu. Arba kad man svarbi tavo nuomonė. Taip, būtent. Tai vėlgi, kiekvienas nusprendžia, kokiam vertybėm jie ten veikia ir va. Tai ačiū tau labai dar kartą už pokalbį. Galim pradėti penktadienį džiaugtis ir buvo labai labai įdomu, tikrai. Net tirtėjau, kiek klausimų turėjau ir manau, išbandysiu visas technikas. Tai dėkui. Labai džiaugiuosi, kad kalbinat ir man visą laiką labai įdomu dalintis.